tą kalbų. Ingrida. Kaip sekas? O su kuo aš neku? Su Juozu. Su kuo? Su Juozu. Nepažįstu. Bet, supranti, tai susipažinsim dabar. Ne iš kur reikalai. Kaip? Iš kur mane reikalai. Čia per draugus. Aš iš tokią Dovydą pasiėmiau, o jis sakė, gavo iš palauk, panašau kaip ten. Iš Sauliaus kažkas. Ar. Nu, atrodo taip. Gal taip būti? Negali taip būti. Gal iš Aurimo? Gali būti iš Aurimo. Kas tas Aurimas? Nu ką, žinau, kas tas Aurimas. Man Dovydas davė tavo numerį, o Aurimas davė jam tavo numerį, o tu turbūt jam pati davė savo numerį. Tai taip dabar gavos tas numeris, į ką manis davė. Nu ir ką pasakysi? Nu ir kaip sekas? Gerai. Gyvenė, ne? Na. O iš kur tu esi? Iš Lietuvos. Ne, nu iš kur tiksliau, nu tai iš Lietuvos, tai aš irgi iš Lietuvos. Tai gal numerį nieko nežinai? Nu nežinau, supranti, čia, vat. Nežinau, tai tu iš Kuršėnų, ne? Kuršėnuose, ne, palauk. Tas Aurimas. Tu iš Kuršėnų? Aš? Aha. Aš ne, aš iš Kužių esu. Bet iš Kuršėnų, nesvarbu. Iš Kužių, jop tvai matė. Dovydas davė man tą numerį, supranti, Dovydas yra Aurimo draugs, ar ne? Kiek tu kalbu? Dovydas yra Aurimo draugs. O karočią, Aurimas yra Dovydo draugs, nu kaip ir Dovydas. O Dovydas yra mano pusbrolis. Dovydas gyvena Kuršėnuose su Aurimo, ne? A taip jis? Nežinau, aš nepažįstu nei Dovydą, nei Aurimą jaučiu. Nu, taigi kartais atvažiuoji, čia, blemba, nu, Dovydas gyvena Kuršėnuose, nu, mano pusbrolis, aš Kužiuose, o Aurimas, kaip suprantu, atvažiuoji čia kažkaip, net, nu, gal vasarą, ar kaip čia, nu, vienu žodžiu, nesvarbu, iš kur tas numeris atsirado pas mane, bet faktas tas, kad... O kas čia, juokės? Kas? Aha. Kas yra? Ne, nieko. Nu, tai kas to dabar yra, aš nesuprantu, aš to paskambinau, tu dabar čia pizdavojas iš manęs. Nesipizdavoji? Nu tai o gal užsiemusiai, jeigu taip sakyk, jeigu aš tau nepatinku iš karto, sakyk, dedu ragelį ir viskas, aš nenoriu su tavim kalbėti. Turiu draugą, ką nors. Agi, nu pasakytų, ką? Ką tu pasakyt, aš nesuprantu, nu jau tau pasakyk, ko nori iš manęs. Nu aš noriu susipažinti su tavim. A, ne, tai vardą žinai. Tai vardą žinau, tu mano irgi vardą žinai, aš esu Juozas. A. Taip, o tu esi Ingrida. Na. Nu, tavo krūtinė man patiko labai. Normaliai gal. Normaliai krūtinė ar normaliai, kad patiko? Iš kur tu žinai mane? Aš žinau, aš supranti, kaip buvo. Penktadienį ar šeštadienį čia ta šventė buvo. Ir? Nu, ir aš tave pamačiau. Ir kur tu mane pamatėjai? Šventėj, su draugiam buvai, supranti. Aš čia buvau atvažiavęs iš Kužių. Su Dovydu kartu buvom, nes iš čia iš Kuršėnų aš atlėkiau pas jį, sako šventė, žinai, čia tas su sraigtasparniu lėktuvų skraidė, aš nežinau. A ne? Aš tu nemačiau, supranti, 7 valandą kokią atvažiavau. Ir, nu į nieką, nu į tavį pamečiau ir vat Dovydas sako, pažįstu Aurimą, sako jis. Nu, yra matęs Dovydas, supranti, ir taip numerį aš tavo gavau, bet ilgai keliavo iki manęs, matai, apie 2 dienas, aš skaičiuoti irgi nelabai moku. Tai, nes, nu, supranti, Kužiuose kaip yra, ten, nu, kaims yra mažas, ten, supranti, kaip yra prekelė, ne? Prekelė, nu, tai ne Šiaulius važiuojant, žinai, kur yra Šiauliai? Ne, nežinau. Nu, tai ten pasisuki iš Kuršėnų tada, žiūrėk. Aš tą paaiškintų, važiuoju iš Kuršėnų. Neįdomu. Tai žinai, kur yra? Ne, nežinau. Tai gerai tada, žiūrėk. Tiesiai mikliuką Šiaulį ir ten 2 litai atrodo su pusė iki manęs atvažiuot galėjai kada. Bet pirmą kartą važiuočiau. Ir vienu žodžiu žiūrėk dabar. Ten supranti, kaip yra. Mes ten, nu, nei parduotuvės kokios ten normalesnis nėra, nei kokį supermarketą, žinai. Bet aš tos normalus bachūrs esu. Aš supranti, nu, ką, tėvus turt žemės ten biški mano. Ten kelis hektarus. Man nepatinka ūkininkai. Kodėl nepatinka ūkininkai? Ką? Tai man jausti, aš tau paskambinu, susipažinti viską, pakalbėti, žinai, pabendrauti.
O dabar tau nepatinka ūkininkai. Gal aš biškai... Nu, jeigu man nepatinka, iš karto pasakau, man nepatinka. Kaimietiškai gal biškai neko? Ką? A kaimietiškai biškai neko aš gal? Aha, kur šienietiškai taip. A, tu durnai, aš iš Kužių, nu, sako, aš turiu Belarusą, juodą tokį, blemba. Nu, o, Dieve. Kas Dieve? Ne Dievas, aš Belarusą, sakau, turiu. Belarusą daug kas turi. Ir vienu žodžiu ir tokias sakėčias neblogas. Nu, gerai, įdomas. Aš tavi galėčiau ir pavežiuoti šonu netgi. A, ne. Bet turėtum saliarką įpildęs. Nu gerai, pajokavom užteks, bet aš Belarusą tikrai turiu. Ir dabar žiūrėk, ką dabar veiki? Nieko neveikia. Namie esi? Na. Tai gal susitik šiandien išeitų? Neišeitų. O kada? Rytoj? Niekada jaučiu. Tai blemba, o tai kaip mes suėti su eisim, jeigu nepakalbėsim niekada? Ką? Sakau, kaip mes suėti su eisim, jeigu mes nebūsim bendravę? Kur mes eisim? Tipo, kaip mes pasimylėsim, jeigu nebendrausim, tai aš nesakau. Kas jiems įsikė? A tai dar tu nesimyli? Nu, aš galiu palaukti, aš kitų turiu mergų, aš galiu pangėtėti su tam iš kartą, ne? Pabendraut galim. Dabar pasakyk iš naujo, kas davė numerį. Nu, blemba, aš tau aiškinu, man davė Dovis. Nu, gerai, įdomu to tą pasakoju, sakyk iš naujo. Nu, tai aš iš naujo ir pasakoju, nu, tai ką tu čia mane pertraukiniai. Sako, Dovis tai mano pusbrolį, supranti. Gerai, kad ne mano pusseserė. Mūsų tėvai yra broliai, ten kažkaip išein ir aš nesuprantu ten kažkas ten. Mes tipo pusbroliai. Ir vienu žodžiu, o Dovidui mano pusbrolis yra. Aš sakiau jau. Ne, nesakyk. Nu, tada žiūrėk, yra Aurimo draug. O Aurims, kaip kas tas Aurims? Ką? Kas tas Aurims? Nu, iš kur man žinau, sakė Dovis kažkoks ten, atsigontas, kažkoks ten, ką, žinau, kas ant dobybės. Nu, aš biškai kaimietiškai šneku. Aš pastebėjau. Nu, tai aš supranti, aš su mergom daug nekalbu. Ateini, čeks brakštai ir yra. Nes aš susitinku dažniausiai, sakant, susitinkam, nes aš kaip man daug kalbėti nereikia, nors iš karto pasiraš, bet tu matau biškai kitokie esi. A ne? Nu, sekantis klausimas. Koks? A jau pasirašyti? Sekantis. Dar vienas. Palauk dabar, tu steigi tu. A gal tu manis nori paklausti? Ne, neturiu ko paklausti. Nu, bet paklausk, aš tau galiu atsakyti. Ne, manęs niekas neduomina iš tavo pusės. Nu, kodėl taip dabar tu? Gal tu bachūrą nepatinka? Ne, jaučiu nepatinka. Nepatinka? Jaučiu. Tai tipo, tu su mergom? Na. Ką čia vėlį? Nu, taip. Eik tu. Na. Ne, tu neburk čia man. Nebeburk. A tu ką ten, žvengi, jokie su draugais, ką jums jokinga? Jokinga? Aš tipo jokingas. A tu mani matė? Ką? Ką? Kas yra? Suprantu. Ką supranti? Nesuprantu tavęs. Nu, žiūrėkdavo, padarykiam taip. Aš atvažiuosiu Kuršėnus, kiek čia yra, 20, ne, daug mažiau, 12 kilometrų, ne? Ir kas iš tuo? Nu, atvažiuosiu ir pas tavi. O kur tu gyveni? Nereikia, ką pas mane važiuotum. Tai tu pas mane atvažiuosi? Nevažiuosiu. Nu, tik taip susitikti, niekad čia nesitiks, niekur aš taip neišvesiu. Nenoriu, aš kučia pristojai. Nu, tik patinkim, tai ką aš dabar galiu daryti? Tau, ką man panas patinka. Tai neįdomi tada. Nu, tai va. Tai tada važiuoju aš pas. Nu, gerai. Pas Roką. Gerai. Nu, gerai. Davai.